Sveiki, kaip kas rytą su jumis laikraščio apžvalga. Susipažinkime su sausio 4-osios spaudos naujienomis. Pirmojoje šiandienos Respublikos publikacijoje Sniego gniaužtuose atsidūrė visa Lietuva rašoma, jog vakar sniego dangos storis didesnėje šalies dalyje buvo didžiausias per pastaruosius 50 metų. Sinoptikų skaičiavimu dangos vidurkis apie pusę metro. Dėl pastarųjų dienų pūgos ir gausaus sniego, kuris vietomis virto šlapdriba, žiemos gniaužtuose buvo atsidūrusi visa Lietuva. Šią temą tęsia ir Lietuvos rytas. Gausiai pasnigus pirkėjai puolė šluoti kastuvų ir druskos. Tačiau šias prekes tiekėjai pirmiausia siūlo kur kas daugiau mokantiems užsieniečiams, o lietuviams tenka laukti. Mat Vokietijos, Danijos ir Lenkijos įmonės druską perka ten pat Ukrainoje ir Baltarusijoje. Ši užsienio šalių trijulė ukrainiečiams ir baltarusiams moka kur kas daugiau, tad jiems ir parduoda beveik viską. O mums tiek, kad palaikytų bendradarbiavimą. Apie tai publikacija Lietuvius nurungė vokiečiai. Verslo žinios. 2010-aisiais suplanavusios penktadaliu kuklesnius biudžetus šalies savivaldybės turėtų įvykdyti pajamų planus su kaupu. Vis giliau į skolas dėl netobulo gyvenamosios vietos deklaravimo instituto ir ydingos mokesčių perskirstimo sistemos klimpsta tik Vilnius. Pernai jo skola pasiekė 59% savivaldybės pajamų, o skolinimosi limitas buvo padidintas 85%. Taigi rašinys skriaudžia Vilnių. Taip pat verslo žiniose rašoma, stabilus, racionalus, teikiantis vilties, tokius epitetus specialistai žeria kalbėdami apie 2011 metų nekilnojamojo turto rinką. Dauguma jų prognozuoja, kad šiais metais būstų kainos pamažu ims kopti į viršų. Atrodo, kad ir bankai mieliau nei 2009-aisiais teiks būsto paskolas, tad atsigaunantis vartojimas turėtų inicijuoti nedidelį kainų augimą. Publikacija šiemet laukia būstų kainų kilimas. Vilniaus diena skelbia, jog nuo sausio 1-osios įsigaliojus naujam akcizo tarifui, dyzelino kaina pašoko į naujas aukštumas, siekia daugiau nei 4 litus už litrą. Spėjama, kad jis dar kils, kai degalinės išparduos pernykščio dyzelino likučius. Rašinys degalų kainų pasitpolkė tęsiasi. Na, štai kitame Vilniaus dienos puslapyje rašoma, jog dėl tos pačios priežasties važinėti taksi Vilniuje greitai taps mažai kam įkandama prabanga. Pabrangus degalams ir taksistai suskubo kelti kainas. Dalis bendrovių nuo naujųjų metų kilstelėjo kainas, kitos tai planuoja daryti netrukus. Štai 1,5 lito už kilometrą mokėję pavyzdžiui Martono taksi klientai dabar mokės jau 1,80 lito. Apie tai plačiau rašinyje taksistai suskubo kelti kainas. Šiandien atsisveikinu, susitiksime rytoj.